Sveiki, mėly žiūrovai, dabar mes esam Žalgirio arenoje ir čia vyksta Žalgirio komandos treniruotė. Ką tik aš kalbinau NBA žvaigždę. Watch Cobra TV. Kaip jūs matote, jie toliau kalbina, o mes stebėjom repeticiją ir iš tikrųjų kiekvienas iš jūsų turi galimybę ją stebėti, kadangi kiekvienas iš jūsų gali iš tikrųjų papulti Žalgirio treniruoti. Jums tai reikia su LSP programa tapti Žalgirio klubo nariu ir apsilankyti 10 Žalgirio rungtynių. Iš tikrųjų tai nėra labai sunku, kadangi tapę Žalgirio klubo nariu, perkant 4 bilietus, jūs gausit 5 ir įvairiausių nuolaidų ir kitų nuostabių dalykų. Krepšinė aikštelė, iš viršaus ir žvūdų metis kaurus visiems savo priešant krausi, kals, kai žaidėjai išgarsėja gerais rezultatais automatiškai pavirsta į valiutinę prekę, kai pasiūlys jam milijoninį kontraktą, tik tada jisai supras, kad tai jau nebesapnas prieš jį, atsivers pasirinkimo laisvę iškiai, žalia maika, kėdus, naikus. Sėdžiu antroje eilėje Žalgirio arenoj. Prieš keletą savaičių, galima sakyti, čia vyko aršiausios varžybos ir krepšininkai sukosi aikštelę, o visi žiūrovai iš čia skandavo Lietuva. O dabar aš čia sėdžiu, žiūriu į tuščią areną, laukiančią sekančių Žalgirio žaidimų. O dar, ką tik apsikvailinau su kėdė ir NBA žvaigždė pamojavo man ranką. Pakabinti grupės atstovauja erelių komanda, tai stiprių skusta galvių bandų, šiuolaikinis žaidimas, fantastiški pasai, gerai deda iš viršaus į ką jie negerbė teisėjų, tai negarbingai. Atvykom čia, žodžiu, žiūriu, labai daug žurnalistų išsigandau pirmai. Bet tada priėjau, paklausiau, sako, jo, jūs čia pataikė, čia Žalgiris, ateikit į vidų, užėjom, čia vyrai žaidžia krepšinį, mėto kamuolius ir treneriai šneka apie dalykus, apie kuriuos aš nevelniai išmanau. So we need to be together and we need time. Thank you very much. Čia jums iš pirmųjų lūpų 2 siekiai šį sezoną pas komandą. Susižaist ir laimėti visas rungtynes. It's okay? So? What you want me to say? Watch Cobra TV? Yeah, just say watch Cobra TV. Okay. Wire now? Yeah. Watch Cobra TV.